Jeigu jums patinka mūsų kelionės, kviečiame prenumeruoti. Mums tai labai svarbu. Dar viena respublika Lietuvoje. Labas rytas. Labas rytas, labas rytas. Karštas. Šiandien pirmadienis. Šiandien pirmadienis, 29 diena birželio mėnesio. O, jau savaitė, kaip važiuojam? 8 kelionės diena prasideda. Iš pačio ryto vandenukų gaivinamės. Taip. Vakar alaus gėrim. Gėrim vakar tai dabar alaus. Pagirioti. Jau ežere nusimaudėm. Nu, kavutė jau geriama. Jau geriama. Tradicijos išlieka bet kur. Rytinės. Kavos gėrimo. Kokios čia tradicijos? Narkotikai. Narkotikai. Gerai. Gert kefyrą ir tvarkytis ir varyti. Rytiniai pusryčiai. Nutarim po vakar sočių pietų nevirt. Karšta, nesinori tos karštos ribos. Pusryčiai būna dar vakarinį. Nu tai jau čia gražiai pabrėžiau. Bandelį. Vakar Vakarykštį. gavom kavinį su česnaku, bet kažko ištepta česnaku, bet nelabai skani. Ir kefyras tradicinis. Ne, čia šiandien dvarų. Taip tai perkam Žemaitijos, man asmeniškai skanesnė Žemaitijos. Po 9:20 Taip. paliekam Savo stovyklavietę. savo stovyklavietę prie Varėnos tvenkinių. Ir laikom kursą link Druskininkų. Teisingai. Aha. Kaip čia pralysi? O kaip mes į čia įvažiavom? Mes ne šito takučiu įvažiavom. O kuriuo? Tenai lys per tą tarpą šakų. Va tenai, va. Lengva pasakyti. Lengva. Smėlis. Taip. Batų neprisemk. Tai važiuosim normaliai. 2 kilometrai iki Čiurlionio gimtinės. Būtent ten ir važiuojam. Pralysim mes čia. Pralysim, matai, čia takas yra. Tai takas padarytas, nes su krepšiais važiuoja. Jėzus, dar kažkas eina. Taip, praleis, viską pasitrau. Tvarko. Nu va, labas rytas. Jurgi, tu toliau nuo manęs laikykis, aš jau čia bijau važiuoti. Važiuojam prie bažnyčios? Matai, kiek dešinėj koplytstulpių? Tai matau. Čia stot. Ne, važiuojam. Prie bažnyčios. Į bažnyčią. Gerai. Varėnos Švento Arkangelo Mykolo bažnyčia. Neskaitysi? Ne, tai čia apie Čiurlionį dabar reikia. Taip. Mikalojus Konstantinas Čiurlionis gimė 1875 metais rugsėjo 22 dieną Senojoje Varėnoje. Jo tėvas Konstantinas Čiurlionis buvo vargonininkas. Tai va čia jisai ir gimė, bažnyčia buvo ne šita. Ne šita, ne. Aišku. Čiurlionio gimimo vieta ir metrika. Va tuoj pasižiūrėsi. Senosios Varėnos bažnyčia. Čia. Aha. Dabartinė B. Matai, ne toj pačioj vietoje. Tai jau yra trečioji Senosios Varėnos katalikų bažnyčia. Pirmoji buvo pastatyta 1776 metais Mykolo Bžozdovskio iniciatyva. Tačiau 1915 metais jinai sudegė. Ir po atgimimo buvo daromi įvairūs žygiai, kad atstatyti bažnyčią. 1994 metais naujoji bažnyčia buvo pašventinta. Darant projektą šitai bažnyčiai, bažnyčios klebonas Pranciškus Čivilis turėjo bažnyčios viziją. Ji turi atspindėti čia gimusių ir ankstyvąją vaikystę praleidusių Čiurlionio kūrybos dvasią. Dėl to taip ir gimė varpas, primenant čia Čiurlionio paveikslą Pavasario simfonija. Šiaip taip, įėjom pro vartus, lyg ir užrakinti buvo, bet buvo galima atsidaryti. Vizualiai užrakinti. Taip, šioje vietoje
Šalia pirmosios Varėnos bažnyčios stovėjo 5 parapijos pastatai, viename iš jų vargonininkų namuose gimė lietuvių tautos genijus, dailininkas ir kompozitorius Mikalojus Konstantinas Čiurlionis. O tas maketas ir aišku, čia tas namelis bus šitas kitoks, ne čia gyveno vargonininkas. Kaip tik nuo tos vietos, kur pažymėtas Čiurlionio gimimo vieta, iš tos pusės bažnyčia. Kaip atrodo. Ir zodiakų ženklai visur. Vėžys. Taip. Va, liūtas. Va šita skulptūra yra pastatyta Čiurlionio krikštui atminti 1875 metais, birželio 1 diena. Gerai čia, ne? Gerai? Gerai. Nu tai geriau negu tuo kraštu. Mums į kairę? Tai dabar reikia, nežinau, nuspręsti. Į kairę šiaip jau. Nes Vilnius Ratu gal nevažiuojam. Ką? Ratu gal nevažiuojam, Kirškščio gatvę į kairę ir važiuojam šituo A4 ir viskas. Važiuojam A4, čia žiūriu, žinok, sunkiasvoriais daug kas į Alytų suka. Glėbo hidrografinis draustinis. Važiuojam Čiurlionio keliu. Jo, ir pamatėm iš ežerų išlendantį žaltį. Gerai, karšta, Karštą važiuosim toliau. Einame. Tuo pačiu ir atsigaivinam, nes karšta, iš pačių rytų karšta. Bet tik tie gerai, kad dar mišku važiuojam, tai saulė neištisai. Nu, biskį vėsesnis oras, tokių vėjelių biskį yra. Nu va, atsigers ir laimutį ir važiuosim toliau. Dar dvi skulptūros sukurtos Čiurlionio paveikslų motyvais. Čia važiuodami link Druskininkų tuo keliu. Ja, gurkštelnam ir varom toliau. Varo. Į Perloją užsukom. Aplankysim Vytautą Didįjį, iškentusį visus sovietmečius. Nu, Perlojos bažnyčia. Kur nors pavėsį reikia pasistatyti. Ir Vytautas Didysis. Perloja kažko yra įžymi, bet aš neatsimenu. Papasakosim. To jau. Tu papasakosi, gerai. Taip. Tai va galim eiti nuo bažnyčios, graži bažnyčia. Bandysim. Tai tu papasakok. Irgi kažkokia respublika buvo sukurta. Prisimenu. Mes Perlojoj, prieky bažnyčia, o štai čia paminklas Vytautui Didžiajam, įstovėjęs visus tarybinius laikus. Jį bandė kada nugriauti su stalinecais ir nepaėgė. Vytautas Didysis atsilaikė. Nes tam labai priešinosi perlojiškiai, o be to iš 8 metrų aukščio skulptūra yra įbetonuoti geležinkelio bėgiai ir labai daug armatūros. Čia yra užrašas. Jau lankom Antrą Respubliką Lietuvoje. Prieš 4 dienas lankėme Paulavos Respubliką, o dabar Perlojos Respubliką. Po Pirmojo pasaulinio karo Perloja atsidūrė Lenkijos ir Rusijos interesų sankirtoje. Tad 1918 m. lapkričio 13 d. susirinkę perlojiškiai išrinko parapijos komitetą, kuris pirmiausia turėjo ginti gyventojus nuo plėšikaujančių rusų, vokiečių ir lenkų. Komitetas gavo Perlojos Respublikos vardą. Jie turėjo savo valdžią, prezidentą Joną Tesnulevičių. Tai aš gyvenu kažkuriam va šitų namelių, neatsimenu. Tarybiniais laikais dar su juo teko susitikti, taip matyti. Teismą, miliciją, eigulius, antspaudą, pinigus ir stiprų, gerai ginkluotą apsaugos būrį, kuris sėkmingai gynėsi nuo Lenkų, nes čia ten tiesiai pirmyn, Merkys teka ir anoj pusėje jau buvo žemė Lenkai. Ir puolė čia vis Perloją ir jie sėkmingai atsigynė ir Perloja liko neužimta Lenkų. Tai reiškia, Merkiu ėjo demarkacinė linija. Nu tai kažkurioje tai vietoje čia būtent taip ir ėjo. Respublika gyvavimą baigė 1919 m. gegužės 2 d. Bet perlojiečių apsaugos būrio
kariai kovėsi ir tada, kai Perlojaus Respublika jau neegzistavo. Perlojiškių kovingumas atsiskleidė ir prasidėjus antrajai sovietiniai okupacijai. Lietuvos partizanų gretose žuvo apie 50 Perlojos ir aplinkinių kaimų vyrų. Daugiausia sūnūs tų, kurie kovojo ir už Perlojos Respubliką. Apie ypatingą perlojiškų mentalitetą, drąsą ir vieningumą liudija Lietuvos partizanų vadas Adolfas Ramanauskas Vanagas savo atsiminimuose rašęs: Perlojos Respublikos vardas pagarbiai tariamas ir dabar. Perlojiškiai partizanai jautėsi atsakingi vienas už kitą. Jei nusikalsta vienas, kalti visi. Šiame dalinyje, kurio dauguma buvo perlojiškiai, visuomet viešpatavo griežta drausmė ir broliškas susiklausimas. Narsa ir pasišventimas čia nebuvo atsitiktinis reiškinys. Kaip buvo. Einam pažiūrėti, atrodo prie bažnyčios mašinų, bažnyčios durys atdaros. Einam, kad spėtum. Perlojaus švenčiausios mergelės Marijos ir švenčiausio Pranciškaus Asyžiečio bažnyčia. Nuvagavom eiti bažnyčią. Aš galvoju, turbūt niekada neteko viduje jos būti. Visko gali būti. Gražu. Gražu. Visur tvarkinga, visur labai gražu. 3 altoriai matosi. Daugel krito sūnų kaip tų lapų rudens, baltaveidės, oi verksnes mylėjo, bet nei bus, nei tekės nemune tiek vandens, kiek priešų čia kraujo tekėjo. 44-54 vienos apygardos Merkio rinktinės partizanai čia pasalose naikindavo NKVDistų ir stribų grupuotės. Okupantai bijojo ir vengė šios vietos, ne veltui pavadino Velnio tiltu. Per susirėmimą čia žuvo partizanų būrio vadas Vincas Ivanauskas Gegutis. Veikit bareliai, tai nežinau, čia ta jų daina yra. Turbūt čia pagal liaudies dainą. Dar vienas Čiurlionio koplytstulpiai, 2 koplytstulpiai. Čia šitą, tai sakyčiau, gal pagal kažkokios tai dainos kompozicija pagal jo dainą. Veikit bareliai, galan. Galanį nematau kieno. Joja bernelis žirgo girdyti. 2 broliukai tovėdami dūmojo. Dūmojo. Čia tada bus pagal jo. Čia liaudės, pagal liaudės dainas. Aranžuotas liaudės dainas. Čia varpas. Gražu? Gražu. Labai. Lygus kelelis link Druskininkų. Tik tai Čiurlionio kelio skulptūros paįvairina. Vienas paminklas partizanams žiauriai karšta, reikės kur stabtelt. Nors mes prie kiekvienos koplytstulpio stabtelnam. Pasižiūrim, gurkštelnam vandens arba kefyro ir toliau. Vėjas gana stiprus priešinis labai stabdo. Tarpais aptyla, bet dabar pučia, tai visiškai sustabdo važiavimą pirmyn. Sustojom dar vienoje aikštelėje. Čia ir Petrui Bingeliui atminti lenta. Beski pailsėsim. Ir partizanams Juozas Jakavonis Tigras. 3 gestų mostas, kaip oro. Bingelis. Tai gal ir padainuosi? Ar man dainuoti? Ne. Kur čia 2009 metais amžiaus sutartinės toj dainų šventėje dalyvavau su Šilu, kai jisai dirigavo. Lietuvos partizanų vadų Adolfo Ramanausko Vanago ir pulkininko leitenanto Juozo Vitkaus Kazimieraičio vadavietė. Už 9 kilometrų nesuksim. Neturėjo boba bėdos, tai nusipirko paršiuką. Tai tep ir Jurgis. Manė juodo šokolado, tai dabar labai skaniai laižų. Reikia šaukščiukų, bet šaukščiukas labai giliai ir neieškosiu. Energijai papildyti. Energijai papildyti. Aš tai jau savo Snickersą Perlojui sukirtau. Papildžiau energiją. Įvažiuojam į Dzūkijos nacionalinį parką. Sustojom dar prie vieno koplytstulpio.
Čiurlionio kelyje. Einam pasižiūrėti iš arčiau. Mes prie koplytstulpio. Pagal Čiurlionio harmonizuotą dainą beauštanti aušrelė, betekanti saulelė. Vis dar link Druskininkų. 100 kilometrų turbūt nuo Vilniaus. Išlendi į saulę, tai tiesiog svilina. Važiuojam prieš vėją, sunkiau važiuoti, bet iš kitos pusės tai gerai, kad dar yra vėjas, nes šiaip tai iškept gali. Net nepažiūrėjau, kiek čia temperatūros, bet virš 30 tikriausiai yra. Na, einam dar prie vienų Čiurlionio ženklų. Tas labai gražus viesas. MK Čiurlionis. Nu, va, dar prie skulptūrų. Čia jau pagal paveikslus. Gražios tautelės, tik šilta. Labai gražiai. Ne šilta, karšta be prūtų. Be prūtų, dar gerai, kad dar tos tautelės yra. Da sustoji prie tautelių, da pailsi. Na, va, Merkinė Lazdijai tiesiai, kairė Druskininkai, dešinė Alytus. Merkinė sankryža. Benzino kolonėlė, reikia užsukti, pasitikrinti orą, jeigu čia bus kuo pripūst, tai tada reikia prisipūsti oro, bet nesivaišku jo trūksta. Tai teks važiuoti žiedu. Važiuosi į kolonėlę? Važiuosiu? Gerai. Didžiulis automobilis. Jurgė. O, stop. Ai, jau jisai pravarys. Čia ne visai pagal eismo taisyklės, bet matau orą, prisipūsimo oro. Nu, nelengva. Nu, jau kokie jau čia mūsų metai, nu, po 16 metų turim. Iš Prienų. Oi, tai dabar jau ne iš Prienų. Dabar jau nuo Vilniaus atvažiuojam. Nuo Dieveniškių. Yra staliukas, gal atsisėdam ir pavalgom viską. Kur staliukas? Nu va. Pavėsį? Nu. Tai reikia pasistatom dviračius, kad pavėsį. Gerai, pavalgom. Gerai. Šiaip dabar kaip ir praėjau, bet gal užvalgyti reikia. A, čia pavėsį galima. Nu va. Tai mes tą stalą į pavėsį galim pastatyti. Sustojom ant Merkinės sankryžos kolonėlį. Norim prisipūsti oro, bet oro čia tik tai 2,5 atmosferos. Mums reikia 4,5. Bet pavėsį va čia taip štai užkasim. Pavalgysim pietus. Va turim lašinukų, agurkų, duonos, vandens. Turim bandelių, sūrio, da jeigu norėsim, bandelių nusipirkom ir kefyro turim. Eisiu daž kavos nusipirkti. Bandeliai su kefyru. Jau tokių bandelių antrą kartą perkam. Laimutį nusipirko ir kavos, tai jau laiminga, dabar kaip rublį rado. Leidau savo tokį malonumą. Pailsėsim čia draučiai. Reikia Druskininkų čia turbūt kokie 22 kilometrai. Gal. Tai čia, kaip rusai sako, ranka paduot. Išmokiau ir antrą pokelį kefyro. Pilna. Tai dabar įsipūtęs kaip balionas, negaliu atsikelti. O kėdės. Kad tu užlipsi ant dviračių. Dviratis gali sulūžti. Gali. Važiuojam dar link Druskininkų. Dar pasirodė iki Druskininkų 28, tai čia tik pusė kelio buvo. Uogų. Grūtas 19. O, galima uogų nusipirkti. Dar matai, stogi koplytstulpis. Galvau, kad jau nebus šitam keliu. Nu. Čia tai gardin, nu, tai matai gyvatės. Tai čia ir pats Čiurlionis. Gražus. Sėdi kažkokia karalaitė. Ar karalius. Ai, čia kanklininkė. Jie arba kanklininkas daugiausiai. Kanklininkė panašu, plauka žilgė su karoliais. Bet kad barzda nematyti. Nu, gal aš žinau. Dar vienas Čiurlionio kelio ženklas.
Mama, neieškok aš druskininkuose. Aš čia gyvas. Aš matau. Druskininkuose. Da ne druskininkai. Da iki druskininkų 15 km. Tai mums ne iki druskininkų reikia. Iki druskininkų rytoj su naujom jėgom davažiuosim. Mums reikia iki nakvynės vietos davažiuoti. Irgi ežeras vadovasi prie grūtų. Ilgi. Įsiavėti. Mes prie kelių įpratę. Mes kiek to vietoje pavažiavom, toliau nuo kelio. Statysim čia palapinę. Pavėsinės, viskas yra. Viskas gražu. Čia gal bus ramiau šiek tiek. 17:38. Dabar jau kokią pusę valandos mes čia atvažiavome. Jo, daugiau gal. Eisim ilsėtis labai. Nukamavo tas karštis. Nueisim prie ežero, įsimaudysim. Čia ežeras prie pat. Matosi va, iškrūnavo. Tai jau dabar pusė 7, 18:32. Mes čia atvažiavom apie 4 kokią. Dabar mes nuvažiavę šiandien 50,07. Vidutinis greitis 11,1. Labai sunkiai važiavom, labai karšta. Vos pajėgiau aš. Dabar jau įsimaudė. Mes prie Ilgio ežero, prie grūto čia. Jau aš atsigavau. Vanduo šiltas ir pakankamai švarus. Švaresnis negu vakar buvo. Eisiu dar įlysti vandenį. Ir ilsėtis iki paminklas Justinui Marcinkevičiui. Tegul tas paukštis vis dar gieda man.